Plokštelės pabaigtos. Lentelės pradėjom kalt. Pasirodysim, ką čia turim. Viršui gaikę užsukam. Va, lentelės kaip atrodo. Termodailylentės. Tokios va. Tokių špuntų. Taip atrodo su grioveliu. Va. Turit kažkas tai klausimų apie tokį fasadą, galit parašyti komentaruose. Padarysiu video atsakymus. O žiūrėkit, kaip vinukus kalam, kad būtų vienoj linijoje, pasikabina lazeris ir va, per tą lazerį visur vinukai sukalami. Va, ir ant kitos sienos va, praeina tas. Ir tada būna vienoj linijoje ir lengva sukalt ir lygų, nereikia jokių šniūrų tampyti nieko. Tai tiek žinių, lauksiu klausimų. Iki.